Kodėl Raudėnai yra sveikuoliškas miestelis? Kaip manote, kaip reikia sužinoti? Aš manau, kad Raudėnai yra sveikuoliškas miestelis ir reikia gal išklausyti kitų nuomonių. Aš kiekvieną rytą pavalgau sočius pusryčius. Aš kasdien darau mankštą. Aš daug geriu vandens ir žinau, kad gerti yra sveika. Aš valgau daug daržovių ir vaisių iš savo sodo ir daržo. Aš mėgstu važinėti dviračiu. Aš beveik kiekvieną dieną žaidžiu futbolą. Aš vasarą maudausi tvenkinyje, o žiemą važiuoju su tėveliais į Inkūnus. Aš visada esu geros nuotaikos, nežinau, kad šypsotis yra naudinga ir sveika. Aš labai daug sportuoju, lankau boksą ir man labai gerai sekasi. Paskutinėse varžybose Naujojoje Akmenėje Lietuvos jaunių bokso čempionate užėmiau 1. vietą. Mokiniai tikrai gyvena sveikuoliškai, o kaip mokytojai? Imkim ir paklauskim. Žinome, kad lietuvių kalbos mokytoja Stanislava įdomiai ir neįprastai maitinasi. Ar tai tiesa? Kiek įmanoma stengiuosi valgyti tai, ką man teikia gamta. Ypatingai anksti pavasarį galima savo racioną paįvairinti pirmaisiais žalumynais. Pavyzdžiui, labai tinka kiaulipienių lapeliai, labai tinka garšvos, labai tinka beržų lapeliai vietoj petražolių, kol jų nėra. Mokytojai ne tik sveikai maitinasi, bet ir mankštinasi. Mokytoja Jelena domisi jogos pratimais, kurių pamoko visus norinčius per mankštijadą. Labas rytas! Labas rytas! Padarysim šiandien keletą pražymų iš jogos. Atsistojam taip. Ir pakeliam užpakaliukus, Dabar norime supažindinti Jus su kūno kultūros mokytoju, žinomu bokso treneriu ne tik rajone, apskrityje, bet ir Respublikoje. Turime labai nemažus pasiekimus. Šiuo metu yra net 4 Lietuvos rinktinės nariai, kur nepasakysi kitose mokyklose ar gimnazijose tiek turi, kai pas mumis mažai vaikų, bet pas mumis dabar yra 2 Lietuvos jaunučių čempionai, 2 jaunių 2 vietos laimėtojai ir 2 prizininkai jaunių. Vien mūsų mokykla tiek išugdo. Ačiū, kad ruošiate mus visus pasaulio olimpiniai rinktiniai. Sveikatijados projektui mūsų mokykloje vadovauja mokytoja Vilija, kuri neleidžia mums ramiai ir tingiai gyventi. Paklauskime, ar nepritrūksta mokytojai sveikatos ir idėjų Sveikatijados renginiams? Idėjų tikrai nepritrūksta, nes mes jų daug gauname iš Tado ir Eglės. Ačiū Jums labai ir linkėjimai iš Raudėnų. O sveikata, tai tarp sveikuolių visada jautiesi sveikas. Gal turite kokį patarimą ne tik mums, bet ir visiems Lietuvos žmonėms? Aš tai kiekvieną savaitės pirmadienį nieko nevalgau, bet geriu labai daug vandens ir taip leidžiu savo organizmui pailsėti. Taigi patariu, kad šiuo mano patarimu pasinaudotų visi kiti, ypač suaugę. Susipažinkite, čia mūsų direktorė. Ji visada žvali, energinga, gerai nusiteikusi, dažnai kviečia mūsų 1. aukšto fojė mankštintis ir labai smagu, kad dalyvauja beveik visose mokykloje organizuojamuose ir ne tik Sveikatijados renginiuose. Viena iš pačių gražiausių mūsų mokyklos bendruomenės sportinių tradicijų yra šeimų sporto šventė. Tam skiriamas šeštadienis ir visi susirinkę varžosi įvairiuose rungtyse. Varžybos yra labai populiarios ir kiekvienais metais dalyvauja nuo 15 iki 20 šeimų. Mes tuo labai džiaugiamės. Aš pati taip pat stengiuosi sveikai gyventi ir mėgstu sportą. Man labai patinka minti dviratį. Vasarą sėdu ant tikro dviračio ir stengiuosi kiekvieną dieną numinti nuo 5 iki 10 kilometrų. Mokiniai, mokytojai, mokyklos direktorė, taip, sveikai!
Mokyklos personalas kartu su mokytojais, mokiniais ir tėveliais dalyvauja sveikatą tausoti propaguojančiuose renginiuose, kepa sveikuoliškus tortus, kartu su mokyklos bendruomenė pusryčiauja, geria arbatą ir net vaidina. O ką veikia buvę mokyklos mokiniai ir kiti suaugę raudėniškiai? Buvo įkurtas sporto klubas Raudėnai. Buvom rajono pirmenybių nugalėtojai. Keletą kartų buvom rajono pirmenybių prizininkais. Sportas ne tik kad sveikata, sportas ir užimtumas, ir laisvalaikis. Visa yra tai susijęs su sportu. Ką mano Raudėnų bendruomenės pirmininkė apie miestelio jaunimą ir senimą, ar rūpinamasi čia savo ir kitų sveikata? Visuomeninė organizacija Raudėnų bendruomenė jau daug metų įtraukdama visus bendruomenės narius, nuo pačio mažiausio iki pačio vyriausio, teikia finansavimui ir jį laimi, teikdama projektus darnoje su kitais ir savimi. Sutardami su savimi, su šalia esančiu ir su gamta, galime būti sveiki ir laimingi. Tų projektų metu daug išvykų, daug susitikimų, daug patirties, daug įspūdžių įgyjom ir išmokom ir toliau mokome sveikai gyventi. Dar vienas labai gražus mūsų darbo rezultatas – aikštelė, kurioje ir maži, ir dideli, ir vyresni, ir jaunesni renkasi, sportuoja šiltuoju metų laiku ir smagiai praleidžia laiką. Ypač džiaugiamės, kad į mūsų veiklas, bendruomenės veiklas įsijungia jaunimas. Klausimas, kodėl Raudėnai yra sveikuoliškas miestelis, atsakytas. Užrašykime išvadą. Raudėnų miestelis yra pats sveikuoliškiausias iš visų miestų ir miestelių. Raudėnuose sveikai gyventi yra smagu.